Nu kur? Nu kaip dabar reiks, ką jam sakyt, nu? Opa! Tiek, blėt! Oi! Kaip taip reiks, kai sulėtis. Opa! Mane uždarė. Nėra, blėt, nezeksuoja nėra. Niekas mane uždarė. Kai? Darai iki bėdos užsakyti. Nu! Nu dabar užsive. Nu dabar jau senai tą reikėtų. Opa! Vienas! Eik tu sau! Reikia valytis tada, jeigu man permes reikėjo. Opa! Давай, Віра, пошаудів! Пошаудів! Ей, хто? Sunkios rungtynės, pritrūko atakose aštrumą, užbaigimą, neišpildėm visų progų ir tai nulėmė tokį rezultatą rungtynių. Pats pelnei šiandien įvartį, pirmas tavo įvartis Dublerio komandoje ir galbūt geriausias rungtynes šiandien karjeros sužaidei. Na taip, manyčiau, tikrai geras varžybos man buvo asmeniškai, nežinau, gerai sužaidžiau, daug dalyvavau atakose, kas buvo nebūdinga ir pelniau įvartį. Tikėkimės nepaskutinį. Tas progų neišnaudojimas tavo manymu rungtynių pradžioje, kas lėmė, kodėl nepavyko įmušti? Mes turėjom, atrodo, susikūrėm daug, bet pasižymėti. Nežinau, gal nulėmė tas 11 metrų baudinys, nes rungtynių pradžioje kontroliavimo kamuolį, palaikėme visą laiką, laikėm kamuolį. Atrodo, varžybos buvo mūsų rankose, bet tas 11 metrų baudinys turbūt
daug ką lėmė šiuose rungtynėse. Sunku kalbėti po tokių varžybų. Neišnaudojame patys progų. Oi, sakau, sunku kalbėti. Jau kelintas varžybas, kai progų susikuriam 3-4 kartus daugiau negu varžovai. Patys neįmušam ir padarom gynyboje grubės klaidas, neleistinas klaidas, nes būtent, kaip jeigu matėm, varžovas truputėlį vyresni, patirties turintys žaidėjai, jau ne pirmus metus jie žaidžia, aš pagal pavardės pažiūrėjus jau ir pirmoji lygoje, ir aukščiausio lygoje tos zonos ragavęs, meistriškumu, ir pirmam kėliny ten padarėm porą klaidelių ir paėmė, sumušė tos įvarčius. Tai va, to patys atsakyti nesugebėjom, 100% progas, bet neišnaudojom. Ko pasekoje rezultatas. Kas lemia, kodėl nepavyksta išnaudoti tų 100% progų, atrodo, antrose rungtynėse kažkas nepavyksta vis? Čia dabar sakyčiau fortūna, tik fortūna. Fortūna ne mūsų pusė ir viskas, nes kitaip sunku paaiškinti, kaip galima iš tokių padėčių, iš tokių susikurtų progų nepasiekti įvarčių. Sakau, mes netgi padarė tas klaidas gynyboje, sakykime, ne, jau, kur irgi lemiamos, 3 grūbės, dar 4 buvo, kur galėjo mus nubaus varžovas. Bet vien to, ką mes susikūrėm, sumuštos įvarčius būtų užtekę pasiekti pergalėje. Tai vat, fortūna kol kas ne mūsų pusėje nusisukus fortūna, nieko. Tikėkime, atsisuks ir bus gražių, skambių pergalių dar. Tas įmuštas Aivaro Renuso įvartis, kuris buvo neįskaitytas, kaip manote, ten teisėjo klaida ar Aivaras netaip sužaidė? Nu šiaip sunku dabar man taip iš karto vienareikšmiškai vertinti teisėjų ten darbą, buvo, nebuvo. Iš mano pusės žiūrint, kamuolys kabo, daromas skersas porą sekundžių ore ir eina žaidėjas į dvikovą. Iš mano pusės ten jokios nuošalės nebuvo, ten vienas plus jų ten gynėjas, dar kaip mačiau, miegojo. Netgi ten ėjo į dvikovą ir plus dar vienas miegojo. Tai manyčiau, kad nebuvo, bet čia man sunku dabar komentuoti, vėl gali būti vienašališkas, bet manau, buvo įvartis pelnytas teisingai. Gaila, kad teisėjas neuskaitė, ko, manau, būtume tikrai į savo pusę palaužę varžovą, nes, kai matėm, antram kėliny jie jau kaip reikiant pavargo, pasėda, pilnai perėmėm kontrolę, vieną kitą padarė kontrą ir viskas vėl. Žaidimas vyko į vieną pusę, bet dėja neišnaudotos progos. Ir vėl pabaigoje klaida. Manfredas Lukiančiukas šiandien įmušė įvartį ir kaip įvertintumėte šio žaidėjo žaidimą? Atrodo, žaidė daug, kaip neįprastai šiame sezone. Daug neįprastai, Manfredas stengiasi treniruotis, jie rodo treniruotis, kad tvirtas pagrindo žaidėjas ir tą šiandien rodė aikštelė, aišku, jam dar truputėlį trūksta ištvermės, nuovargis matyti atsiliepė, nes matėm pabaigoje pradėjo kojytes traukti, bet šiaip nieko, šaunuolis iki toliau dirbs. Tvirtas bus pagrindo žaidėjas, bet aišku, reikia dirbti ir dar kartą dirbti. Viskas per darbą, viskas pasiekia, be darbo nieko.